Labą dieną, Ramunė. Kaip tu gyveni? Kas pasikeitė nuo to laiko, kada mes paskutinį kartą buvom susitikę? Labą dieną, Ruslan. Praėjo daugmaž mėnuo, kai mes buvom susitikę paskutinį kartą. Ir visą tą laiką, atvirai pasakius, labai dažnai prisimindavau tavo paskutinius žodžius, tavo palinkėjimą, sveika atvykusi, sveika pradėjus naują gyvenimą. Ir ta frazė kiekvieną dieną man ir skambėdavo, nes aš ir skamba dar toliau, aš jaučiu, kad vyksta progresas. Pokytis yra. Tai žodžiu, labiausiai kas įsimino būtent tą frazę, ne? Labai stipriai buvo pasakyta. Pasakyk, prašau, kaip ji taip užėjo ir kodėl, tarkim, jeigu aš kaip suprantu iš viso to, ką ir kiek mes bendravom, mane būtent šitą frazę įkrito. Ką ji tau reiškia ir apskritai, kaip tu ją supranti, jeigu galima paklausti? Aš į tave visų pirma kreipiausi dėl to, kad neberadau būdų, nei pati, nei su kažkokiais kitais pagalbininkais išspręsti savo didelės problemas. Ir visą tai, ką mes nuveikėm mėnesį laiko kažkur, ne, vyko tas darbas tarp mūsų. Praktiškai nėra lengva, Ruslan, atsakyti šitą klausimą dėl to, kad tiesiog pasikeitė kažkokia sistema loginė. Kažkokia sistema pasikeitė, nebeįmanoma sugrįžti atgal, atvirai pasakyti. Turbūt būtų teisingiausia pasakyti, neįmanoma sugrįžti atgal. Dėka tos frazės ar bendrai? Ne tik dėka tos frazės, bet dėka viso to, ką mes nuveikėm. Ok. Tu gali papasakot, kaip buvo, su kuo tu atėjai ir ką tu tada jautėjai, ir kokia buvo to laikų tavo pasaulėžiūra, ir dabar, kaip tu dabar jautiesi ir kas pasikeitė, ir kokia tavo dabar pasaulėžiūra, supratimas link to pasaulio. Aš manyčiau, kad ne, absoliučiai. Tai yra didelis skirtumas to, ką aš jaučiau panašiai prieš porą mėnesių ir kaip aš jaučiuosi dabar. Aš žinau, kad buvo labai didelis pasimetimas. Pasimetimas, kai atrodo yra įvairovė pasiūlymų, kaip galima tau padėti, kaip galima praminti tuos nuolatinius klausimus, abejonės. Ir pas tave kreipiausi, galima sakyti, vos neužšiaudau, grėbiausi, nes sunku vėl patikėti kažkokią tai naują, kaip pasakyti, kažkokiu nauju įrankiu, kaip galima būtų savo padėti. Tai va, tas toksai pasimetimas, galima sakyti, geriausiai būtų apibūdinti. Pasimetimas buvo prieš porą mėnesių. Toks pasimetimas, sutrikimas, nežinojimas, jautrumas. Ir kai mes pradėjom darbą kartu, tai buvo toks savotiškas smūgis į veidą, jeigu galima taip išsireikšti. Metaforiškai, kuris kiekvieną dieną buvo vis stipresnis. Ir jisai taip sujudino viską manį, kad neįmanoma dabar sugrįžti tą jautrumą, į tą pasimetimo būseną. Praktiškai tas smūgis kaip kažkokia tai ugnis, kažkokia, kuri išsijungia, kurios dėka aš dabar einu į priekį ir tas pokytis vyksta būtent tos smūgio, tos jėgos dėka. Ruslan, ar atsakiau į šitą klausimą? Sąlyginai, bet tada jeigu sukonkretizuot, ar tu galėtum pasakyti konkrečiai, su kuo tu atėjai,
kokia buvo pas tave problema, kiek ilgai ji pas tave buvo ir kiek ilgai tu negyvenai. Kokia pas mane problema buvo. Manyčiau, kad tokios problemos labai daugam yra gyvenime, kad nori būti laiminga, ieškai tos laimės, atrodo, eini į priekį, bet neturi tos sistemos, kaip eiti į priekį, eini į priekį ir viskas, bet nežinai, kur eiti ir kaip eiti. Ir atrodo, vis eini ir vis tos laimės nėra. Laimė turiu omeny visame kame. Laimė materialinė gerovė, sveikata ir visa tai, kas eina į sveikatą. Tai yra fizinė, psichologinė, dvasinė būsena. Ir visa tai mane neramino. Aš tikrai dabar, kai žinau, ką mes nuveikėm, kokį darbą nuveikėm kartu, aš tikrai suprantu, kad aš negyvenau. Aš net nemokėjau svajoti. Ne, aš net nemokėjau svajoti. Mano svajonės buvo labai abstrakčios, labai blankios. Va čia yra didžiausia problema, turbūt, kokią aš turėjau, kad aš net nemokėjau kaip svajoti, aš nedrįsau svajoti. Bet čia buvo pagrindinė problema, ar buvo dar kažkokių tokių stipresnių dalykų, kurie tiesiog buvo, kaip dabar pasakyti, kaip čia pasakius, ar ant fizinio kūno, ar tu labai stipriai jautėjai tą problemą? Taip, fiziškai turėjau problemų. Jo, su sveikata turėjau problemų ir manau, kad tos problemos fizinės buvo labai glaudžiai susijusios su mano vidinė būsena, su mano neišnarpliotom kažkokiam problemom. Mes po to susidūrėm, dirbant tą darbą kartu, kad tos problemos kai kurios atėjo iš labai ankstyvos vaikystės netgi. Ir reikėjo tiesiog ištraukti vėl į paviršių tas problemas ir dirbti su jom. Ir atvirai pasakius, žinoma, jeigu viduje viskas apsiramina, pas mane pradeda labai stipriai apsiraminti, tai ir fizinės problemos tuo pačiu pradeda nykti. Aš tai jaučiu, praėjo tik mėnuo, bet aš tai jaučiu. Ok. Ir dėl tų visų šitų fizinių negalių, kol kas mes paliksim už kadro, ne? Kol kas čia bus kaip ir paslaptis tokia mūsų. Teisingai? Ok. Plius minus to apibūdinai, ne, kokia buvo situacija, o gali papasakot, kokių tu priemonių bandai imtis, ką tu praėjai, kiek tu galbūt pinigų suinvestavai, kiek tu laiko ten buvai, arba būt kiek tu praėjai disciplinų arba specialistų ir panašiai. Gali biški apie tai papasakot? Kas su jais negerai? Iš tikrųjų, aš niekada ranką nenumojau, visada stengiausi ieškoti išeities iš savo tų problemų, fizinių ir psichologinių. Ir kreipiausi iš tikrųjų daug specialistų, klasikinių specialistų, klasikinė psichologija, psichiatrai, taip pat ir kiti profesionalūs darbuotojai, kurie būtent užsiema tam tikrų ligų gydymu. Kreipiausi, bet konkrečių rezultatų jokių neturėjau. Ir mes kalbam apie daug metų. Mes kalbam apie 20 metų laikotarpį panašiai. Nes tos mano fizinės problemos ir psichologinės sveikatos trukdžiai, pavadinkim taip, ne? Juos turėjau jau gana senai. Tai vat, įsivaizduok, aišku, su kažkokiom tai pertraukom, ne visada aktyviai aš gydžiausi, nes nebuvo mano problema nuolat, neiškildavo į paviršių tą problemą. Jis iškildavo galbūt sunkiais gyvenimo momentais, pasireikšdavo ir visada kartodavo, kaip lėtinė liga. Tai vat, o pinigai, aišku, kiekvieną kartą, kai kreipiesi specialistą, išleidi, tai yra
skirtingos sumos pinigų, bet rezultatų nėra. Ir visada tikiesi, išleidi ir galvoji, gerai, tiek, kiek reikės, 4, 6 kartai, 10 kartų, galbūt po metų vėl reikės pakartoti kažkokią terapiją, bet taip ir lieka tokia, kaip pasakyti, begalinė ta viltis, kada bus tas išgyjimas. Galbūt net negalvoji tų momentų, tiesiog eini automatiškai ir gydaisi, bet išgyjimo nebuvo. Prašau, man 43 metai ir iki tol, kol mes susitikom, dar to konkretaus išgyjimo nebuvo. Kaip tu žinai, kiek žinai apie mane? Aš tai labai gerai žinau. Bet tarkim skaičiais konkrečiais, tarkim, jeigu tie, kurie žiūrės video, ne, jie galės sakyti, tai ką tu čia tokio, tu man konkrečiai sakyk, kaip čia yra, nes aš taip pat tą turiu, aš galbūt pats vaikštau ir dabar man konkrečiai pasakyk, galbūt, kad aš galėčiau sulyginti. O tarkim, kaip pavyzdys, jeigu tai visumoje suėmus, nežiūrint į tam tikrus intervalus, kiek tu buvai pas psichologus, jeigu tai paėmus visus į vieną bendrą katilą, kiek tu laiko, galima sakyti, išvaistei, eidama pas juos? Pirmą kartą pradėjau vaikščioti pas psichologus panašiai 19-20 metų. Tai buvo mėnesiniai susitikimai, kiek aš atsimenu, kartą į mėnesį. Tiesiog buvo daugiau toksai monologas su savim, tai žinai, to rezultato tikrai neatsimenu, buvo tiesiog laiko praleidimas kažkoks, ramus laiko praleidimas. Atvirai pasakius, tais laikais, prieš tiek metų aš turėjau galimybę nemokamai pas psichologą, nes jeigu kreipiesi į tam tikrą centrą ir tas centras įvertina tavo būklę procentais, dar tais laikais įvertindavo procentais, kokio stiprumo tas tavo sutrikimas, pavadinkim taip. Ir valstybė kažkiek remia tą tavo lygą, kabutėse, ne? Tai man pasisekė, kad pirmą kartą buvo nemokamas, bet kaip nemokamas, tai galbūt dar ir dėl to negalėjau tikėtis kažkokio tai stipraus rezultato. Pasisekė, ne? Jo. Tai ir kaip ir nebuvo to rezultato iš tikrųjų. Po kažkiek metų, tai kalbam apie paskutinius 5 metus, nes daug metų aš nedariau nieko, kadangi esu emigravus ir gyvenu kitoje šalyje. Tai kapščiausi vėl kitokiais būdais iš savo problemų, pas psichologus nejau. Pas psichologus pradėjau lankytis prieš keletą metų, bet ir čia vėl susidūriau su panašia situacija, kad gaunasi kaip monologas, o galbūt ir dialogas, bet tas dialogas daugiau kaip interviu, jokio poveikio gydymo. O kainos ten, kur aš lankiausi, tai yra įvairios. Gali būti nuo 60, gali būti iki 100 eurų už vieną susitikimą. Kokia romantika. Gali būti ir 120. Čia priklauso nuo to, ar eini privačią ar į valdišką įstaigą. Aš suprantu, kaip dirba psichologai, aš labai gerai žinau, ir psichoterapeutai. Nes pas mane jau ne vienas atėjo ir, žodžiu, čia yra atskira istorija, kada nors galbūt aš padarysiu tą video. Bet jeigu, tarkim, paėmus tos psichologus, psichoterapeutus ar apskritai, ką su žodžiu susijęs psicho, tai kiek, tarkim, jeigu bendrai tarkim, nuo tos pradžios tavo problemos, kiek tu jau supratai, kiek mes aptikom ir iki šių dienų, tarkim, 5 metus tu atidavėjai tam, kaip vaikščiojami, kaip į darbą pas psichologą, ar ne, arba biškai mažiau bus? Ne, pas mane mažiau laiko. Kiek stažo bus? Metai, 2, 3 mėnesiai, 5 mėnesiai, ar kiek? Jeigu taip kartu sudėjus. Apie 2 metus. Apie 2 metus. Ir dabar, jeigu paimant viskas taip į visą šitą krūvą, kiek tu sumokėjai per tos 2 metus, jeigu, aišku, nepaslaptys tiem psichologam? Ar susirink tokie 3000, ar ne? Ar daugiau? Gal nebūtų tiksliai 3000, nes
niekada nebuvau pastovi lankytoja, mane labai sunku užlaikyti pas kažkokį tai specialistą, bet nematau rezultatų. tiesiog bendrai, taip paėmus, kad vėlgi klausytojai, kurie klausys, kad kažkaip jiem dėtų paprastai iki galvos, labai paprastas toks dalykas, kad už 50 eurų nepadėsi, už 100 eurų nepadėsi ir tu gali ten statyti nors milijoną sesijų, nepadeda jie. Ir kada tiesiog žmonės supranta, kad kaip tarkim pas mano, tarkim būna kaip praktika, buvo žmogus, kuris vaikščio pas psichologus kaip į darbą, 5 metus, kiekvieną dieną, ne kiekvieną dieną, žodžiu, ten pagal programą, ten į savaitę, ten 2-3 kartai, priklausomai ten nuo situacijos, 5 metus taip atsivaikščio, sumokėjo daugiau negu 10 gabalų ir sako, akų rezultatai. Aš sakau, ateik pas mane, sumokėk vieną kartą ir aš tau dausiu rezultatą ir aš pastatau žmonės ant kojo per 2-3 kartus. Ir po to įsivaizduoju, ką po to šitas žmogus norėjo padaryti su to psichologu ar su tais psichologais. Gali apibūdinti tokį maždaug apibendrinimą? Nenorėjusi paimti tokį šautuvą ir nušauti juos? Ne, žiūrėk, Ruslan, paprasčiausiai aš tiesiog nebeinu ten, kur nematau jokios naudos. Jeigu negaunu to, ko man reikia, aš paprasčiausiai neinu. Kiekvienas dirba savo darbą ir kiekvienas yra laisvas tikėti tom, kom nori tikėti. Tiesiog aš nejutau jokio rezultato iš to, ko aš tikėjausi ir aš tiesiog nebejau. Neišleidau už didelių sumų, galbūt dėl to, kad tiesiog jaučiau, kad jeigu aš kreipsiuosi į privatų psichologą, nemanau, kad jis bus kitoks negu tas, kuris dirba valdišką darbą. Lankantis pas valdišką profesionalų darbuotoją, ne, dėl kažkokios tai problemos ar psichologą, ar psichiatrą, ar dar tai kažkokį kitą specialistą, moki mažiau, galbūt gauni ir 3-gubai, 4-gubai mažiau negu galėtų duoti privatininkas, bet daugmaž vis tiek suvoki, ką jisai dirba. Ta prasme, gali įsivaizduoti, ką tau gali duoti privatus specialistas. Jis gali duoti tą pačią daugmaž informaciją, tik tais gal truputėlį daugiau skirta tau asmeniškai, galbūt susikoncentruoja daugiau į tave ir tu moki jam 2-gubai, 3-gubai daugiau. Aš taip įsivaizduoju. Ir tiesiog aš suvokiau, jaučiau, kad man to nereikia, nes jaučiau, kad man reikia kažko stipresnio. Mano būdas toks, ieškoti kažko stipresnio, nes tiesiog jaučiau, kad man nėra iš to naudos. Turbūt aš nebūsiu ta kategorija žmonių, kurie išleido labai daug pinigų, neskaitant to, kad nejauti jokio rezultato. Aš pajaučiu iš karto. Jau iš pirmo karto jaučiu, ar man verta toliau skirti tam laiką ir pinigus jo ar ne. O tada apart psichologus, kokius dar tau teko lankyti specialistų, arba kiek tu galbūt seminaro praėjai, arba apskritai, gali dar papasakoti iš tos pusės? Taip, aš ieškojau kažkokios tai pagalbos, ar galima sakyti ne tai, kiek pagalbos konkrečiai iš kažkokio tai specialisto, bet tiesiog ieškojau informacijos, kuri kainuoja, ne? Gali būti kažkokia tai informacija, kurią tau atsiunčia, kažkokia tai video, seminarai, kurie tau atsiunčia už kažkokią tai kainą. Kad ir tie patys psichologai, jie dalinasi informaciją, pavyzdžiui, jeigu nori daugiau žinoti apie tokį ir tokį charakterį ir kaip su tuo charakteriu susitvarkyti, kaina yra tokia ir tokia. Man teko kreiptis ir į tokius specialistus, tai, pavyzdžiui, gali būti vieno seminaro kaina 50 eurų, ar 100, ar 200, priklauso ko tu ieškai ir į ką kreipiesi. Bet tai yra tiesiog kaip knygos, kaip pirkti knygas, ne? Ir tu kaupi tas informacijas kažkokiuose, kaip pasakyti, dedi atsargai ir netgi atvirai pasakius labai dažnai iš jų net ir nepanaudodavau. Pirmą kartą galbūt peržiūri, perklausai ir antrą kartą nebesugrįžti. Klasika.
Klasika. Tai jeigu taip konkrečiai biškai taip, jeigu įvardint, tai kokius tu seminarus praėjai, arba kiek jų praėjai, kaip pavyzdys. Saviugdos buvo visokia, kaip pavyzdys. Jo, skirtingi holistiniai ypatingai seminarai, nes kai tradiciniai būdai, vadinami tie tradiciniai būdai, moksliniai, patvirtinti oficialūs nebepadeda, tada kreipiesi galbūt į kažkokius netradicinius gydymo būdus, bent jau aš bandžiau ir tai. Ir Tai papasakok, jeigu gali, kokius tu bandai netradicinius arba netradicinius, nes tie, kurie klausys, jie sakys konkrečiau, aš galbūt Ramunė pasakys tai ten, kur vaikštau ir galbūt iš to, ką jį dabar pasakys, galbūt man jau nereikia ten eiti. Supranti maždaug, aš noriu tom pasakyti? Čia turbūt iš tikrųjų begalės daugybę pinigų reikėtų išleisti, prisikišti visko ir po to iš viso to liktų turbūt tik tiek, galbūt tik viena frazė, galbūt tik vienas kažkokia tai viena, kaip pasakyti, vienas pratimas iš viso to, bet tai neišgydys tavo didelių problemų. Sunku pasakyti, Ruslan, kokius aš seminarus perėjau, dėl to, kad aš niekada neišbūdau iki galo. Tiesiog aš matydavau, kad manęs tai neužkūrė, manęs tai nemotyvuoja ir pradedi lankyti ir labai dažnai aš jų nepabaigdavau. Ypač tie, kurie sako, kad įkvėps kažkokios tai geros energijos, kad visi kartu meldžiamės, medituojam, daug šypsenos, daug judesio, gali būti ir šokio forma, gali būti kažkokio tai fizinio judesio forma, bet manęs tai neužkabino. Aš tiesiog pajutau, kad labai daug, kaip pasakyti, truputėlį kai kur, ne truputėlį, bet labai daug spektaklio man teko pamatyti. Ir matai tą spektaklį ir sakai, nu va gerai, jūs šypsokitės, jums nuo to gerai, bet tai ne man. Tiesiog aš išeidavau. Ir viskas. Neradau aš iki tol nieko konkretaus, kas mane užkabino. Ok, ir ką tada gaunasi taip, kad jeigu tu atėjai į seminarą, dėl kurių priežasčių jie kažko tai tave papirko, jeigu taip galima būtų pasakyti, tu sumokėjai pinigus, atėjai ir supratai, kad kažkas čia yra ne to, ar tu turėjai tokį supratimą, kad jeigu tu man neduodi rezultatų, grąžink man pinigus, ar tu reikavai iš to visų šitų organizatorių, kurie tau nieko nedavė, pinigų atgal? Ar reikavai, ar jie tau grąžino bent jau pinigus? Ne. Ne? Supranti, dėl ko kas vyksta dabar pasaulyje? Žmonės nelegaliai dirba, nelegaliai pasiima pinigus, ale kažką tai tokio ten įsivaizduoja, kad aš jau galiu, žodžiu, aš jau tą, o iš tikrųjų galima sakyti, jeigu tai paėmus, jie patys nežino, jie patys ieško ir patys serga. Ir gaunasi tokia nesąmonė, kad žmonės tiesiog praėjo labai daug visokių specialistų, kaip pavyzdys, ir jie tiesiog supranta, kad jie nieko neduoda ir žmonės supranta, kad čia yra norma sumokėti už tai, ką aš negaunu. Ir net žmonės, kada kai kurie žmonėm ateina, tarkim, galbūt tau yra naujiena, galbūt net ir dabar, ar tu paprašai pinigų, žmogus sėdi, o už ką, kodėl ašgi sumokėjau, ten jiegi man tengi šikį pašoko, šaukį padarė, tai vis tiek kažką tai jie padarė. Supranti, ką aš noriu pasakyti, nebuvo tokio dalyko pas tave? Atrodo, buvo toks natūralus, toks priimtinas dalykas, tu sumoki ir net nesitikė, ta prasme, iš vienos pusės turi vilti, kad tai tau galėtų padėti, bet nesitikė, kad tai tave išgydės, nes esi antiek pripratęs prie tos sistemos. Aš manau, kad nuo mažens mes esam pripratę eiti pas gydytoją, mes jam sumokam, o po to yra tas rezultatas ar nėra, jau čia yra mūsų reikalas. Tas gydytojas pasiėmė tą uždarbį, gydytojas, vadinkim gydytojas, bet koks gydytojas. Jis pasiėmė tą uždarbį ir viskas. Kaip pas mus tas žymus posakis yra, ne, dovanotą marką į dantis nežiūrim. Jo, kaip nebūtų gaila. Ok, tai tada
apie praeitį mes pasišnekėjom, arba dar turėsi kažko tai pridurti, dar pasakyti, arba tie žmonės, kurie žiūrės video, galbūt tu turėtum jiem dar kažką pasakyti, tie, kurie tikriausiai, ir jie tikrai žiūrės šitą video, jie tikriausiai bus toj pozicijoje, kada tu buvai iki mūsų susitikimo toj būsenai. Ar tu norėtum dar kažką tai pasakyti iš tos pusės, kaip tu jautėsi, kas ten buvo, kad mes galėtume tai toliau? Ar kol kas kaip ir viską tu susakei? Galbūt vieną dalyką norėčiau pasakyti, Ruslan, kas mane pritraukė išbandyti dar vieną išgyjimo būdą, tai tiesiog ta energija tavo asmenybė. Tavo energija, tai reiškia ta sveika energija, kur tu jauti, kad tu bendrausi su žmogum, kuris nujaučia, bent jau mažiausiai nujaučia, kaip tu jautiesi, nes jaučias, kad tu tai perėjai, kad tu žinai, ką gali padaryti, kuom gali padėti man. Vat man tas buvo labai svarbu, matyti tą tavo pasitikėjimą savim, kuris man praktiškai ir motivavo, jisai žino, nes jisai pats tai perėjo. Aš pajutau, man tai labai svarbu, aš supratau, kad aš dabar nebegaliu eiti pas tokį specialistą, kuris turi tik teoriją, bet ant savęs nėra nieko išbandęs. Bet tas buvo labai labai svarbu. Nes kaip tu gali man padėti, jeigu tu pats to neišbandėjai? Supratau, tai tada mes galim biškai prie sekančios dalies, iš to, ką galima būtų susėti iš to, ko aš užsiminėjau. Ir kas tada gaunasi? Formulė yra tokia, ar tu sutinki su tom, kad ligotas žmogus negali išgydyti ligotą žmogų? Tikrai taip. Ir dabar pasakyk, prašau, iš to, kad tu jau praėjai ir supranti, ir kaip suprantu, tu gavai jau naują gyvenimą, nes ta frazė pastovi sukasi viduj, tau galvoji, pastovi naujas gyvenimas, ane? Tai ką reiškia tavo supratimu ligotas žmogus ir sveikas žmogus? Kuo jie skiriasi tarpusavį, tarkim, tavo pojūčiai ir tavo maždaug toks įsivaizdavimas ir supratimas, jeigu gali pasakyti? Čia labai stiprus klausimas. Bet kaip manai, kaip jauti? Ligotas žmogus, kai nėra ramus, kai nėra subalansuotas nei viduj, nei išorėj. Nes liga nėra tik tais fizinė, jinai labai glaudžiai susijus su tuo, ką mes jaučiam tiek galvoj, tiek širdį. Ir visi tie, paimkim 3 tos dalykus, jie turi būti harmoniniai. Gali būti žmogus, kuris fiziškai atrodo tobulai, bet savy viduj yra pilnas abejonių, pilnas klaustukų, nėra savim pasitikintis, tai man toks žmogus nėra sveikas žmogus. Kaip bodybuildingai, ne? Tai kurie visi kačialina, kūnas gražus, o viduj kažkas gali būti ne to, ne? Teisingai. Galima palyginti ir tokį variantą. O sveikas žmogus tai yra, sveikas žmogus, kaip bebūtų, tai yra labai abstraktu, kas yra sveika. Iki to išgymo, man atrodo, čia reikia kiekvieną dieną gyventi. Reikia tiesiog turėti tą formulę sveikumo ir kiekvieną dieną gyventi tą formulę. Nes jeigu pagyveni tik tais mėnesį ir po to vėl sugrįžti kažkokią tai įdą, su kažkokia tai problema, tai nėra sveikas žmogus, jis nėra stabilus. Tai sveikas žmogus tai yra žmogus, kuris turi tam tikrą discipliną gyvenimo būdo, požiūris ir jo veiksmai turi sutapti, mintis ir veiksmai turi sutapti, aš taip manau. Ar atsakiau pakankamai šitą klausimą? Čia tai, kaip tu supranti, čia yra tavo nuomonė, bet tada aš pasakysiu taip, ar tu sutinki su tom, kad sveikas žmogus kaip minimum turėtų tikslą gyvenime, jis turi atitikti savo pašaukimą, jis turi užsiminti tai, ką jam buvo duota nuo gimimo, kaip pavyzdys,
Čia yra antras rodiklis. Trečias rodiklis sveikas žmogus yra tas, dabar taip, tikslas, pašaukimas. Tuoj pabandysiu dar suprasti, kas dar gali būti. Galbūt tada šitus du dalykus, ar sutinki, kad tikslas ir žmogus turi atitikti ir pajust savo pašaukimą, čia yra galbūt pagrindiniai dalykai. Ar tu sutiktum su to? Jo, tikslas, gyvenimo tikslas. Ką aš turiu, ta prasme, kokia yra mano gyvenimo prasme? Ką aš čia atėjau veikti tą gyvenimą? Ką aš čia galiu padaryti? Kaip aš save galiu išreikšti? Aš taip truputėlį praplėčiau tą tavo vieną savoką tikslą. Taip, tai yra labai svarbu, nes kai nežinai, kur eini, ir atsiranda tas įsiblaškimas, kokį turėjau ir aš. Atrodo, pabandai ir tą, ir niekur nejauti pasitenkinimo. O jeigu nejauti pasitenkinimo, iš to atsiranda liūdesys, iš to atsiranda skausmas ir jau nebesisveikas. Tai labai glaudžiai susiję, teisingai. Aš tiesiog sakau iš to, ką aš esu, kaip suprantu pats aš. Nes dar trečią dalyką elementą dar pridariau, dabar ką tik prisiminiau, dar atsakomybė. Žmonės gyvena be atsakomybės ir būdamas žmogus už nieką neatsako, net už patį save, reikalauja, kad jie ten kažkaip ten nežinau, ten jiem visiems paklūstų. Taip nebūna. Kaip pavyzdys. Tai va, tikslas, pašaukimas ir atsakomybė. Prie pašaukimo galim pridėti talentus, ne? Nes atskleis savo talentus ir tai duoda taip pat pasitenkinimą, tai duoda laimės. Jeigu tu gali savo talentus išreikšti ir su jais dalintis, tai iš tikrųjų labai didelis malonumas. O kas yra malonu, tas yra sveika. Panašiai, tai taip, kaip dažniausiai būna, ne tie, kurie dirba samdomą darbą, dažniausiai, nesakau apie visus, pas juos yra tik viena užduotis gyvenime - ateiti pirmadienį į darbą. Ir viskas, kaip pavyzdys. Tie žmonės, kurie gyvena pagal savo prigimtį ir pagal savo pašaukimą, jie laukia tos dienos, kada jie pagaliau gali išeiti į darbą. Jie laukia, jie veržiasi, kaip pavyzdys. Gali su to sutikti? Taip, praktiškai net nebejauti, kad dirbi, nes tai tampa gyvenimo būdu. Gyvenimo būdas, kas suteikia malonumą. Teisingai. Ir dėl atsakomybės jau tu pagauni, ne? Jeigu tu neatsakai už save, jeigu tu neatsakai už kitus žmonės, už tam tikrus procesus, kurie vyksta pasaulyje, ne? Tai tada tu ir negali sukurti savo pasaulį ir nebus tų žmonių, kurie įeis, arba tam ne tik žmonės, bet ir kažkas tai, kas tau bus įdomu, arba kažkokiu būdu paklius į tą tavo zoną atsakomybės, tai tada ir tu ir nieko ir negali paprašyti iš pasaulio. Ar gali su to sutikti? Taip, mes esame visi iš tikrųjų glaudžiai susiję viens su kitu ir tas bendradarbiavimas ir atsakomybė, taip, jinai yra labai svarbi. Aš taip manau. Ir dabar, iš to, kas buvo, ne, tu sirgai, tu dabar pasveikai ir dabar kokia yra to formulė, ne, kaip pavyzdys. Taip, norėjau kažką pasakyti, biškiai užsimiršau, ta mintį buvo. Ar tu pirmas dalykas iš to, ar pasikeitė, nes vėlgi, prisiminiau, dabar ko mokė tavo lyga iki manęs, kada tu jau sužinojai, ko jie tave mokino, nes, kaip supranti, lygos neateina šiaip savo, jie yra mokytojai ir kurie bando įvairiais būdais pasakyti, Ramūnė, ar tu šitą supratai, ne, nesupratau, nesupratai, tai dar užkaisim ugnį, ar dabar supratai, ne. O dabar ir taip toliau. Kas pasikeitė? Žiūrėk, Ruslan, mano lyga, jinai per mėnesį neišgijo visiškai, mes apie tai jau kalbėjom. Lėtinės lygos neišgijo taip greit, manyčiau, kalbu iš savo patirties, bet jinai nebeprogresuoja ir jinai tolsta. Tai
tai galima pasakyti apie tą mano, taip galima apibūdinti šitą mano situaciją dabartinę. O prieš tai atrodė toks klampus reikalas ta liga, nes atrodo, kuo labiau stengiasi ją išgydyti, ir mes jau minėjom įvairius būdus, kokius aš bandžiau išsigydyti savo ligą, tuo labiau jinai sugrįžta. Vat tas labai įdomu ir galvoju, kas čia taip spaudžia iš vidaus, kai atrodo, kad tu ir tą pabandėjai, ir tą pabandėjai, nes kažkas tave pamokė, kažkas tave gydė. Bet ta liga, jinai vis tiek sugrįždavo. O dabar jinai, jaučiu, kad jinai tolsta, nes pasikeitė požiūris į viską, apskritai gyvenimą pasikeitė požiūris. Nes net nežinau, ar dabar galiu išduoti tą paslaptį, kas vyksta dabar mano galvoj, ko aš niekada taip stipriai neturėjau. Per tokį trumpą laiką, man atrodo, net keista, aš vis dažnai dar pagalvojau, kaip keista, kad galiu šitaip pakeisti savo požiūrį į tą ligą, bet ne šiaip į tą ligą ir apskritai siekti bet ko aš dabar užsinoriu, aš galiu tai pasiekti. Nepasieksiu per vieną dieną, aš tai suvokiu, bet tai yra labai stiprus ėjimas į priekį. Ok. Tai dabar, jeigu tada pakalbėta, ne, jau iš to gydymo variacijų, ne, tai pasakyk, prašau, tai pasakyk taip, jeigu galima. Ką daro kiti, kad jiem neišeina bendrai toj visoj šitoj masėj ir ką darau aš, ir man nereikia 20 metų gydyti žmogų, arba 10, arba net, tarkim, metus, arba net kelis mėnesius, o kada užtenka 15 minučių. Kas tokio vyksta? Koks yra skirtumas? Kur yra paslaptis? Ar gali tiesiog įvardinti taip, kaip tu pati supranti? Aš manau, kad tie būdai, kuriuos aš išbandžiau su kitais specialistais, jie būdavo labai tokie apibendrinti ir manau, kad jie buvo taikomi daugam tie patys būdai. Tarkim, yra kažkokia tai formulė, aš dabar nesu, aišku, ten kažkoks specialistas, nei psichologas, nei dar kažkoks terapeutas, bet aš taip įsivaizduoju, kad tai, ką jie taikydavo, paimkim mane konkrečiai, ne? Tokias formulės, kokias jie taikydavo, aš manau, kad jie taikydavo daugmaž visiems pacientam. Galbūt ten kažką paįvairindavo, galbūt ten kažkokia tai modifikacija suasmeninta, bet paprastai tai, ką jie išmoko mokyklose, ir tą ir taikydavo. Ir aš jausdavau, Ruslan, aš tiesiog jausdavau, kad tai yra per daug abstraktu, man negali padėti, nes tai yra tiek abstraktu, o ta mano liga, pavadinkime, ne, ar fizinė, ar psichologinė, kokia tenais buvo, jinai turi šaknis, bet iki tų šaknų nieks nepriėjo. O ką padarai tu dabar, kad palygint tuos du skirtingus gydymo būdus? Labai, kai bebūtų apibendrintai, bet tikiuosi atsakyti tavo klausimą. Tu priėjai prie šaknies, tiesiai, konkrečiai, tiesiog iš karto palietei, tas buvo skaudžiai, aš tą atsimenu ir tu tai atsimeni, tas yra skaudžiai, reikia turėti tam drąsos. Kad išgyti, reikia turėti ir drąsos. Ir ta kaina yra materiali, yra psichologinė, yra dvasinė, fizinė, yra ta kaina. Bet, tai, aš pakartosiu tavo tą klausimą, o ta kaina verta yra to geresnio gyvenimo? Žinom, jeigu nori gero gyvenimo, geras gyvenimas turi savo kainą, visapusišką, materialinę, dvasinę, fizinę. Tai Kaip nebūtų keista, ne? Ir tu palėtei, iš tikrųjų, žiūrėk, Ruslan, dar pridėsiu vieną dalyką.
Ir tavo būdas prieimo prie ligos, jisai gana stiprus. Nors tu man ir leidai pasirinkti, sakai, Ramūnė, kaip nori švelniau ir stipriau, bet vis tiek tas švelniau gavosi stipriai. Bet taip ir turėjo būti, nes kitaip galbūt tu Čia dar buvo būtumėjęs lygiai švelnu. Čia dar buvo švelnu. Nu, kaip bebūtų, man tai buvo labai stipriai, nes aš manau, kad jeigu tu būtum naudojęs tokius pačius būdus, kaip ir visi kiti specialistai, su kuriais aš iki šiol bendravau, mes nebūtumėm prie jokio rezultato. Reikėjo, kad būtent tokiu būdu tu prieitum prie tos šaknies, paliestą šaknį, kažką modifikuoti, galbūt išrauti ir pasėti kažką naujo. Bet ten ir buvo skirtumas, tik kito šaknies nepriejo nieko. Tai gali tada pasakyti, tada, kodėl kiti žmonės, nors ir viskas yra atvira, jeigu tai bendrai paėmus, ne, viskas kaip ir, galima tą suprast, kodėl jie negali prieiti prie to šaknies, kokia ten yra bėda. Tai bus, kas ten negerai? Tavo manymu. Ruslan, bus mano toks pajautimas. Aš manau, kad... Tai tik tavo ir yra. Jo, man atrodo, kad trūksta konkrečios patirties tiem žmonėm. Patirties būtent išgyjime. Aš nemanau iš viso, tie žmonės turėjo kažkokią tai stiprią lygą, o jeigu jie ir turi, jos neišsigydė, nes jeigu jie mato prieš save sergantį stipriai žmogų ir negali jam padėti, reiškia, jis niekada nesugebėjo savo padėti. Mano tokia nuomonė, nes kitam gali padėti tik tokiu atveju, jeigu padėjai savo. Ar tau atrodo, kad aš pataikiau į atsakymą? Tam tikrą prasme, aš tave pataisysiu. Pagrindinė problema visų tų žmonių, čia yra jau mano nuomonė, tik vienas yra paprastas dalykas, jie nesupranta vieno dalyko, nuo ko viskas greunasi visų jų sistemą. Pasakyt ką? Kaip ir ką? Jie nežino, ką reiškia gyvenimo džiaugsmas. Niekada jo nematė, nežino, ir jeigu, tarkim, kaip pavyzdys, tave, tarkim, šeimoje sutapkė, o taip daužydavo, o taip pastojo kiekvieną dieną, kaip pavyzdys, ir paauglystė, o taip kiekvieną dieną, apie kokį džiaugsmą žmogus gali turėti suvokimą. Arba laimė, kaip pavyzdys. Kaip tu manai? Ne, tai kas be ko, kai kurie dalykai, net ir skaudus dalykai, prie kai kurių dalykų mes, kai esam užaugę, mums atrodo, kad tie dalykai tokie ir turi būti, kad tai yra gyvenimas. Taip. Į tame yra esmė, visų šitų ale specialistų, tokių ale specialistų, kad jie kažką gydo. Bet kaip jie gali gydyti, kada jie nežino, ką reiškia liga, nežino, kaip su jie reikia elgtis, ar apskritai iš kur jie gaminama ir kaip jie galima sustabdyti. Nes jie to nežino. Nes vėlgi sakau, sveikas žmogus, jeigu dar iš to, ką mes kalbėjom, čia tai yra tas žmogus, kuris turi jausmą ir supratimą, ką reiškia laimė ir džiaugsmas, kaip pavyzdys. Sutinki su tom? Jo. Tikrai. Kada pas mane ateina žmonės įvairių lygių ir įvairių klasių, kaip pavyzdys dėl santykių, ateina į moteris, ten ar vyras. Ir pirmą kartą gyvenime, tarkim, per 40 metų ar kiek, pradeda jau galvoti iš tikrųjų, wow, o čia yra stipru, tai iš tikrųjų, o ko aš noriu? Sėdi minutę, 2-3, atsisuka, laimės noriu. Ai, supratau, tu nori laimės. Tai žodžiu, tu nori, tu ateini iš darbo ar dar kažkur tai namo ir vyras arba žmona paėmė tapkį ir va čia ta laimė, ne? Va tokias laimės tu nori, ne? Ne. Tai tada tu man sukonkretizuok ir kaip taisyklė žmonės įeina į tą tamsų arba į klavietę ir op, ir viskas, ir tuščia, žmogus užblokuotas. Supranti, ką aš turiu tom pasakyti? Sutinki su tom?
Taip, nes kitaip ir neįsivaizduoja, kas ta laimė. Jeigu jos niekada nematai, tai ir negali įsivaizduoti. Aš pirmiausia kalbu iš savęs, iš savo patirties. Kai mes pradėjom bendrauti, va tavo visi tokie panašus pasakymai, pavyzdžiai apie tai, kaip kiti žmonės mąstė po to, ką jie pamatė, mane labai privertė susimastyti ir iškart man praktiškai pakeitė požiūrį į viską, sakau. Atrodo taip paprasta, ne? Tu taip paprastais tokiais žodžiais įsireiškiai, bet kodėl aš iki šiol nepriejau iki tokio, atrodo paprasto pamąstymo, kada laimė, yra labai daug gražios poezijos, yra labai daug gražių pasakymų, bet nieks iki šiol, atrodo net ir labai profesionaliai įsireikšdavo, bet nieks iki šiol nesugebėjo sukurti manęs ir pasakyti, taigi tu pati visą tą darbą gali padaryti, bet ne taip darai. Tu pažiūrėk, o ten atsidarai langą ir už to lango gali pamatyti iš tikrųjų visai ką kitą, ką iki šiol matei. Ten irgi yra laimė. Niekada aš to net negalėjau pagalvoti. Nežinau, Ruslan, ar tau patvirtinau tai, kad tu man ką tik pasakėjai? Bet Ne, iš tikrųjų, esmė yra tame, ar, biškai aš kaip ir paslaptį jau tokį, jau labai stiprų jau atskleidžiau, nes kai kurie žmonės už tai moka daug tūkstančių, už tai, ką aš dabar pasakiau į ateitį, ir nors ir nemokamai. Bet bendrai tiesiog taip biškai, tiesiog taip susakiau ir danešiau tam tikrus dalykus ir daviau suvokimo, kaip tas vyksta ir panašiai. Ir tada, jeigu toliau einat, kaip manai, iš kur aš visą tą žinau? Ir kodėl aš taip deklaruoju, kad visi šitie jau nėra, tai iš vis tai įsivaiko ir pinigų ir taip toliau. Iš kur, kaip tu manai? kiek aš žinau, kad ir tu investavai į savo laimę. Tu tai patyrei ir įvertinai, kad teisinga investicija duoda reikiamą rezultatą. Tu tai patyrei, tu žinai ant savo kailio, ką tai reiškia. Ok. Ir tada, jeigu mes perėsim, dar viską pasakė, ar man dabar galima sakyti? Viską. Ok. Ir dabar, jeigu perėt prie kito dalyko, tai va tarkim, kaip pavyzdys, jeigu dabar nevertint be visų šitų filosofinių dalykų, ten dar kažkokių tokių ten mandrų frazių ar panašiai, jeigu tarkim įverdint, nors ir labai bus labai materialiai, bet labai bus tikslu ir aišku, nes taip pat, kada žmonėms tokias klausimas užduodu, jiems čia eroras toks iškrenta į galvą, kad jau taip užsikerta ir va taip kaip plytau, taip op, ir jie nežino, ką atsakyti. Tai vat klausimas yra toks, kaip tu manai po viso to, ką jau tu praėjai, tarkim, visokius specialistus, jeigu taip galima būtų pavadinti, praėjai gydymą ir dabar, vat, kaip tu gali suformuoti, tarkim, būtent tau asmeniškai, kiek kainavo tavo laimė, jeigu paimas tiek, kiek tu sumokėjai, o kiek kainuoja iš tikrųjų piniginių atžvilgių tavo laimė. Konkrečiai kažkokią tai sumą turėčiau pasakyti plan. Manau, nes tu nesupranti, meilę tu nepamatuosi. Ir ypatingai tie žmonės, kurie, tarkim, gyvena nelaimė ir niekada nežino, ką tai reiškia laimė, jie neturi net tokio matoklio. Jie galbūt gali matuoti skausmų, taip sutinku, bet laimė tu nepamatuosi, dar kažkaip nepamatuosi, o piniginė vertė visi žmonės supranta, nes visi žmonės nori pinigų. Jie ar supranta arba nesupranta, bet iš pasąmoninės pusės jiems visiems reikia pinigų. Ir jeigu, tarkim, įvertint piniginių tokiu atžvilgiu, tai tada jam bus viskas aišku. Ir tu galėsi iš tam tikros pusės suprasti, kodėl aš taip klausiu. Yra labai svarbi ta piniginė vertė, žinoma, jinai yra labai svarbi, kaip ir neįskiriant ir kitokios vertės. Ta meilė, jinai irgi yra labai svarbi, nes jeigu žmogus geranoriškai vykdo kažkokį tai gydymą, kažkokį tai užduotį, jis turi turėti ir to humaniškumo.
Mhm. man asmeniškai, nes jeigu aš jaučiu, kad žmogus tai dirba tik dėl materialinės vertės ir jis pats nejaučia tam pašaukimo, tai ir to rezultato nesulaukta, ne? Taip. Kuo didesnė suma, tuo gali suvokti, bent jau aš tai dabar suvokiu, kokybė tavo išgyjimo ir kokybė informacijos, kuri tau bus perduota. Mhm. Ir tarkim, jeigu konkrečiais skaičiais, kiek tas gali būti? Nu, tikrai ne šimtai. Atsiprašau, kiek? Tikrai ne šimtai. Mes jau perinam tūkstantį. Tikrai. Jau ant tūkstančių, taip? Tikrai. Okay. Nes šimtais yra gydomi trumpi susitikimai, kaip mes apie tai jau kalbėjom, trumpi susitikimai ir jie tokie trumpi kaip lašeliai. tą akimirką galbūt tu pasijauti gerai, bet labai greit ir išgaruoja tas lašelis to malonumo, už kurį tu sumoki vieną kartą galbūt 100 eurų. Taip labai mes suapvalinam, ne, tas sumas. Bet tokios sumas daugmaž ir yra už skirtingas terapijas. Gali būti 40, 60, 80, 100, 120, 140 eurų. Tokios vienetinės terapijos, kurios trunka 40 minučių, pusę valandos, valandą ar 2 valandas. Bet jau sakau, tos rezultatus tu gali tuo momentu pajaust, gali netgi nieko nepajaust. Ir vis tiek tu išeini ir kitą kartą vėl sugrįžti ir vėl mokai tą sumą, nežinai, kad jeigu nori kažką gauti, turi sumokėti, bet rezultato net nepagalvoja rezultatą turėti. Tu žinai, kad tu turi vis tiek mokėti. Vat ta sistema galvoj buvo iki tol. O su tavim, tu man pasakei sumą, uždavai paprastą klausimą, viskas priklauso nuo tavęs, kiek tu įvertini savo laimingą gyvenimą, mano kaina yra tokia, mano darbas kainuoja tiek. Ir aš pajutau iš tavęs tavo profesionalumą, pajutau tavo patirtį ir pasakiau savo, taip, mano gyvenimas turi vertę didelę ir ta vertė yra ir materiali, nes mes gyvename materialiam pasaulyje. Pirmoje vietoje įvertina materialiai kažkokį tai svarbų dalyką. Tai va, sakau, mažiausiai 1000 tikrai, gali būti 1000, gali būti 2, 3, 4, 5, tiek, kiek reikia tam, kad tu pajaustum, kiek yra svarbus tavo gyvenimas. Manau, kad nėra įvertinimo ribos. Kiekvienas turi savo poreikius šiam gyvenimui. Mano poreikis buvo, pirmas buvo konkretus, tai buvo liga. Ne? Bet po to galima toliau siekti materialinės gerovės, galima siekti įvairių dalykų. Ir kiekvienam dalykui tu vėl skiri tam tikrą materialinį vertinimą. Taip, tai aš tiesiog neplėsiu, bet kada man, vėlgi, tada galbūt tik porą dalykų pasakysiu. Kada man sako visokie šizofrenistai, aš kitaip nepavadinsiu, arba tie gudroliai, arba inteligentai įvairių pusių, kad meilę tu nenupirksi ir sveikatą tu nenupirksi, kaip pavyzdys. Ar tu sutiktum su tom, kad už pinigus galima ir meilę, ir nupirkti ir santykius, ir sveikatą? Ar galėsi su to sutikti? Tai yra labai abstrakti frazė, bet kad pagerinti labai stipriai sveikatą ir po to atitinkamai, jeigu tavo sveikata yra gera, pagerėja ir tavo santykiai, ir meilė tau, ir meilė kitam, tai tas tai tikrai. Investicija turi būti tai įdėti. Daugelis žmonių to nesupranta. Žinai, kad lygiai taip pat turbūt galvoju ir aš prieš daug laiko. Galvoju, ne, meilės už pinigus nenupirksi, meilę reikia išsiugdyti kažkaip kitaip. Bet dabar, kai pagalvoju visą tą kelią, kurį aš nuėjau, kiek aš sumokėjau už tą savo išgyjimą, už tą savo pažinimą, kad
kad ta meilė, kad požiūris į tą meilę pasikeistų, tai aš pinigų įdėjau į tai. O ką Kad tai nebūtų reiškia? keista. Tai aš įdėjau į tai pinigų, žinoma, visas tas nueitas kelias jisai kainavo, o po to kokybę aš turėjau. Bet čia jau yra kitas klausimas. Mes apie tai ir kalbam. Taip. Ar mes esam pasiruošę sumokėti atitinkamą sumą, kartoju, ta suma tikrai turi būti solidi, jeigu į savo gyvenimą žiūri solidžiai, jeigu į savo gyvenimą žiūri iš tikrųjų kaip į patį svarbiausią dalyką. Patį svarbiausią dalyką, ką tu čia iš vis darai, nori va taip šliaužti kiekvieną dieną, gyventi diena iš dienos, kaip tu sakei, laukti pirmadienio, kada vėl eiti į darbą, kad po mėnesio pasiimti atlyginimą. Yra žmonių, didelė dalis žmonių, kurie gyvena ir sako, nu gerai, daugiau, ką aš daugiau galiu su padaryti. O aš perėjau tą ribą. Nes aš pasakiau tau, jeigu ne dabar, tai nežinau kada, jeigu ne dabar. Bandom. Kitam gyvenime. Bandom. Kitam gyvenime. Dabar taip, kažką norėjau dar paklausti, labai buvo geras klausimas, nenorėjau pertraukti. Tai, dabar pasakiau, dabar supranti, yra tokį teiginį, kaip ir man mokytojas sakė, taip ir tau pasakysiu. Dabar supranti, kad gyvenimas yra ne visiems. Tikrai ne. Dabar gali pasakyti visi tiem, kurie žiūrės šitą video, iš savo jau, nes aš savo jau puikiai žinau tą situaciją ir visą tą aš jau pats praėjau, bet tarkim iš tavo pusės. Ar įmanoma pagydyti save arba išgyti nemokamai? Nemanau. Man yra tik 43 metai, bet tikrai aš nenorėčiau laukti 80 metų ir sulaukus 80 metų pasijusti 9 dangui ir sakyti, nu va, aš dabar išgyjau, bet 80 metų, ką aš dabar galiu benuveikti. Gyvenimo tikrai neturėsiu. Tai, va, ne, tai yra absurdiška frazė. Ne. Daug kainavo tas, įsisavinimas ir supratimas, kad nemokamai yra neįmanoma. Nemokamai galima tik savo pakenkti. Vat šitas tai sutinku. Ar sutiktum su tom tu? Pakenkiam savo ir mokėdami, atvirai pasakius. Jeigu neteisingai pasirenkam, pakenkiam ir mokėdami. Nu, čia yra kitas lygis, bet su pinigais jau biški didesnė vertė, kad kažkas gali vykti, kaip minimum, pa žmogui ateina kažkoks, tai bet nedidelis suvokimas, o yra begalė labai daug žmonių, kurie, tarkim, ir aš kada, tarkim, bendrauju su žmonėm, siūlau ir žmonės sako, o čia nemokamai, o aš ieškau tik nemokamų, aš sakau, okei, supratau, yra va tas nemokamai ir viskas, visą kitą jau atsiprašau, ten jau kitas lygis, tai dar reikia tau iki jo dakopti. Nes labai daug žmonių, vėlgi, pas žmonės, tie, kuriem yra labai blogai ir jie turi labai daug problemų, šiai dienai, kiek aš žinau, yra du dalykai, pagrindiniai du dalykai, arba du stiprus, galima sakyti, sindromai pas žmonės, kurie stabdo žiauriai jų gyvenimą. Tai pirmas dalykas, jie įsitikino, kad ateis kada nors pas juos asmeniškai Jėzus Kristus, kuris atėjo iš to, kad mes ten prasiskaitėme, kiek mes žinom, ten Evangeliją, ten religinių visokių nesąmonių. Yra žmonės, yra misija, kuria ateina ir mus išgelbės nemokamai. Ir žmonės sėdi ir galvoja, kodėl aš turiu mokėti. Ir visur taip pastoviai, taip ir taip, ir aš nemokamai. Po to žmogus, tie, kurie biški dar su smegenim dar bendrauja ir dar kažką suvokia, jis po to supranta, tarkim, kai kurie po metų, kai kurie po 5, kai kurie po 80 metų supranta, kaip pavyzdys, šiaip galbūt aš pabandyčiau sumokėti. Ir kada žmogus bando biški sumokėti, supranta, kuo skiriasi šitas dalykas nuo to, kas buvo nemokamai. Tai pirma yra didžiausia lyga, aš nemokamai, aš nuo piratų kažkokiu tokiu ten paimsiu, įeisiu kažkokiu, tarkim, kompiuteriniu, ten visokiu, ten, kur ten maino informaciją ir taip toliau iš interneto, pavoksiu kokį nors labai labai brangų treningą, tarkim, Tony Robinsono, arba, tarkim, Brian Tracy, arba dar kažko tai, įjungsiu ir žiūrėsiu toks,
Ir po to klausimas, kodėl pas juos suveikė, o pas mane nesuveikė. Aš nesuprantu, kodėl. Na, aišku, ten yra kiti dalykai, nemokamai aš tą nesakysiu, kodėl taip yra. Tie, kurie žiūri, tie, kurie norės ateiti, aš galiu atskleisti paslaptį, nes čia už tai man reikėjo sumokėti daug tūkstančių eurų, kad ateiti prie to suvokimo, kodėl nemokamas, viskas, kas yra nemokamas, niekas neveikia, nors ir ten būtų pats auksinis dalykas, pats jau superinis, neveikia. Tai kaip pavyzdys, tam tikrą prasme, tik kiek tu pasakė, tiek žmonės, kiek supras, tai jie bus jau tokie palaiminti, tie, kurie nesupranta, sveikinu į realų pasaulį. Tai čia yra pirmas dalykas, viskas, kas nemokamai nesuveikia, Jėzus Kristus tikrai neateis. Ir kaip taisyklė, kiek aš žinau, meditacijos, visokie ten pamelsti Dievui arba, tarkim, dar kažkas, tai kaip mano praktika sako, jie nieko neduoda. Jie tiesiog atima, bet neduoda. Ir antras dalykas, žmonės ieško stebuklų. Jie dėl įvairių priežasčių galvoja, kad stebuklas įvyks. Stebuklas kada nors įvyks, aš kažką tai žiūrėsiu ir įvyks stebuklas. Tarkim, tu girdėjai, kad yra labai daug žmonių, kurie buvo pakabinti ant tokios knygos kaip Napoleon Hillas arba Secret, tam tikras filmukas. Galbūt girdėjai, taip? Prikabina visokių plakatų, ten Porsche, namai, jachtos ir sėdi ir medituoja 10, ten, nežinau, metai, 10 metų, 30 medituoja ir medituoja. Ir po to tie, kurie biški medituoja ir kurie turi biški sveiko proto, po tam tikrų laiko jie po to ateina ir kažkaip galvoja, kažkaip čia keista. Tiesiog aš jau turiu karjerą, patirti stažas, 20 metų medituojant plakato, noro plakato, o kitas pradėjo medituoti po metai atgal, ir jis jau viską turi, o aš 20 metų. Ir pas žmogus sukerta eroras ir jis nesupranta, kodėl aš stažą turiu 20 metų, kodėl jis jau gavo, aš ne. Pagauni, ką aš noriu pasakyti? Stebuklas paprastai nevyksta, reikia veikti. O veikti ten yra kiti dalykai ir tą, ką aš naudoju, tai tą jau tu ir iš tam tikrą patirį. Gali papasakyti kitą dalyką. Dar kitas mifas bus, kad galima būtų jį nugriauti kai kuriem žmonėm, kaip tarkim yra sakoma. Ar hipnozė yra labai pavojinga technika? Neturėjau jokio suvokimo, atvirai pasakius, kas yra hipnozė. Galėjau tik tais fantazuoti, įsivaizduodama, kad patenki į tam tikrą miego būseną, bet tai nieko panašaus. Tai yra visiškai, ta prasme, lieka tas sveikas suvokimas, kad tu esi čia, kad jauti viską, kas yra aplink. Tai yra nieko baisaus. Absoliučiai, bet tai yra netgi nuostabu. Tai yra netgi nuostabu, kad tu gali gyventi taip, kaip iš tikrųjų tau norisi. Va čia yra, galima pavadinti, stebuklas hipnozė. O aš niekada nebuvau patyrusi. Daug dalykų mane pradžioj gąsdino, nes aš kartoju, tas sveikas suvokimas, kad tu esi, jisai ir išlieka, kad tu nesapnuoji, nėra kaip sapnuosi, tu ten tavęs nevaldai galbūt, nes ateina iš pasąmonės daugybė dalykų. O čia tu puikiai save kontroliuoji ir kontroliuoji, kaip tau norisi. Ir man labai patiko, kai tu sakydavai, čia yra tavo pasaulis, ir čia yra tik tavo pasaulis, tu darai, ką nori, ir po to išeini į šitą realų pasaulį ir aišku, laikaisi visų tų normų, priimtinų ir gerbiamų, kokių ir turi laikytis. O savo pasaulį gali daryti, kaip tu nori. Svarbu, kad tai tau padėtų. Hipnozė yra kažkas panašaus. Bent jau tai, kas įvyko man. Supratau. Tai, žodžiu, hipnozė labai pavojingas, ar biškai pavojingas, ar visiškai nepavojinga yra technika? Kaip tu manai? Ne, visiškai. Jokio pavojos. Atvirkščiai. Tai labai sveika. O dabar taip, o kaip tu manai, o kodėl dauguma žmonių bijo kaip velnio hipnozės? Aš nežinau, aš to nebuvau girdėjus. Galbūt
aš tai bandau įsivaizduoti, kad hipnozė gali gąsdinti dėl nežinomybės. Dėl to, kad nežino, kas ten gali įvykti, kad galbūt jie gali pasijausti manipuliuojami. Bet mes manipuliuojami esam ir šiandien gyvenime, esam manipuliuojami, tai aš nežinau, čia. Manipuliuojami esam nuolat, tai priklauso nuo mūsų vidinės stiprybės. Bet jeigu žmogaus šiuo atveju tavo pozicija yra padėti kitam, kad jis išgytų, padėti jam surasti tą išeitį, išgyjimo, kaip galima bijoti tada? Kaip galima bijoti tos hipnozės? Aš turėjau pasitikėti tave. Man jokios baimės nebuvo. Aš kaip tik jaučiausi saugi, nes aš žinojau, kad esu vedama. Vedama už rankos, pavadinkim taip, tos metaforiškos. Bet man baimės. Baimė man buvo galbūt, kai reikėjo pačiai susitvarkyti su savo to buvusiu pasauliu, kuriam ir sėdėjau visus tos metus. Va ten buvo sunkiausias dalykas, kaip iš jo išeiti. Ir reikėjo viską keisti iš šaknų, tiesiog reikėjo akivaizdžiai viską keisti. Iš juodo į baltą. Bet ne iš tos pusės, kad tu buvai priversta, o tu norėjai, ne? Teisingai? Ne, aš norėjau ir aš suvokiau, kad tai yra toks būdas, kokio aš gyvenime niekada nebuvau bandžius ir kodėlgi jau nepabandyti. Mes tą dalyką ir susitikom, kad pabandyti, aš jį ir bandysiu. Aš šitai investavau, tai ir bandysiu. Ir aš pabandžiau. Tai žiūrėk, Ramunė, tau labai stipriai pasisekė, kad tau nebuvo prikišta visokių šiukšlių, nenoriu keiktis, visokių šiukšlių apie hipnozę, kas čia yra ir taip toliau, ir išgirstai iš diletantų, kurie net žalio supratimo neturi, kas tai yra, ir prigąsdina save, ir prigąsdina kitų, ir gaunasi taip, bet yra labai daug žmonių, kurie ant tiek hipnozės bijo kaip velnio, kaip pavyzdys. Ir visada sakau taip, kad jeigu žmogus žiauriai bijo hipnozės, dėl įvairių priežasčių, būtent tau ir reikia į hipnozę eiti. Nes kada žmonėms sakau, kad tu žinai, kad tu kiekvieną dieną, kaip minimum, 4 valandas praleidi hipnozėj. Žmonės, kaip suprasti? O taip ir suprasti. Minimum 4 valandas. Ir jeigu tu bijai, būtent tau ir reikia eiti į tą hipnozę, kaip pavyzdys. Bet ne visi tą supranta. Dabar kitas tau dalykas. A tu žinai, kad aš taikiau ir egzorcizmą? Gali būti. Ar jis labai pavojingas buvo tau? Kada mes išėmėm tam tikras tavo dalis? Ne, tai buvo skausminga, normalu. Tai kaip yra, palyginkim, operacija. Jeigu tu kažką turi operuotis, tai irgi yra skausminga, gerai, tai yra pridengiamas skausmas fizinis su kažkokiais vaistais, ar fizinis, ar psichologinis. Tai čia lygiai taip pat. Tai buvo vėl kitokia skausmo forma, bet jinai buvo reikalinga, kad pakeis tai, kas buvo jau supuvę, tikrai supuvę. Tai, kas nereikalinga, tai, kas galėjo būti visos tos ligos didžiausia priežastis. Kad tai išimti reikėjo pereiti skausmą. Ir tu klausti, ar tai baisu, ar tai skausminga. Tai, savotiškai tai. Žiūrint, kaip į tai pažiūrėsim. Tai tikrai nėra, kaip pasakyti, kažkoks tai pasivaikščiojimas po rojų. Bet išgyti iš savo ligų reikia turėti drąsos, kartoju. Reikia turėti drąsos. Nu, čia taip. Čia yra tikrai tiesa, aišku, jeigu dar žinai, kaip su to reikia dirbti ir kaip reikia tą, kaip, jeigu taip galima būtų kabutėse, kaip reikia tą operuoti, kaip pavyzdys. Ok,
Dabar kitas klausimas. Kaip tu manai, jeigu mes kol kas sumos nekalbėsim, kaip viskas buvo iš tavo pusės, bet jeigu tau iš to, ką tu dabar žinai, jeigu tu suinvestuotum dar daugiau, kaip tu manai, ar rezultatų būtų dar daugiau? Kaip tu manai? Kas galėtų būti tavo atžvilgiu? Kiekvienas dar vienas išreikštas mano poreikis, kad geriau gyventi, kad turėti ir dar ir tą, nes jeigu dabar nusiėmiau naštą jau nuo to dalyko, pajutau, kad galiu dar ir tą turėti ir tą, ir visą tai turės žinoma savo investiciją. Visiškai sutinku, nes aš manau, kad tas išgyjimas, tas gerbuvio pajutimas, jis yra begalinis, galima eiti labai toli. Priklauso nuo kiekvieno, kiek mes norim iš savo gyvenimo ir ko mes norim iš savo gyvenimo. Tai tu sutiktum, jeigu tu suinvestuotum labai daug, tai tada rezultatų būtų dar daugiau. Ar teisingai suprantu? Taip, jeigu labai daug, tai ir labai didelis rezultatas turi būti. Kitaip neturi prasmės, bet tikrai. Puiku. Jeigu yra maža investicija, tai bus mažas rezultatas. Čia yra tik tie, kurie supranta, nes man iki to taip pat reikia dar daeiti, nors ir ilgai ėjau, bet kažkaip dar supratau. Tai kai kuriem čia bus didelis eroras galvoje ir jie galės nesuprasti, kas čia per ką jis ten buvo, ten kažkaip pasakoja. Pizavoja ir kitaip nesupras ir taip toliau. Tai dar po to dar kai kurių žiūrovus aš dar įvarysiu į agresiją, ką jie čia pizavoja, ką čia taip neįmanoma, viskas turi būti nemokamai. Gydytojai gydo ir psichologai yra. Reikia pas juos eiti, jie gydo ir taip toliau. Nors žmogus ne kartą galbūt net nebuvo ne pas gydytoją, neturėjo galbūt rimtų problemų ir nevaikštų ir nežino, kaip jie dirba, nežino, kaip dirba psichologai ir visi kiti specialistai. Ir dėl to, tarkim, kai kurie su pienu iš burnos sako, agresijų, aš turiu savo nuomonę. O kada kai kurie žmonės turės tam tikrus savo problemas, o tada ir turės savo nuomonę ir pažiūrėsim, kaip patoja prieš specialistus, realius specialistus, jie savo nuomonę reikš, kaip pavyzdys. Okay. Ruslan, ką norėčiau pridėti, nesumenkinant jokių specialistų, bet paprasčiausiai įvertinant kiekvieno veiklą. Tas, kuris duoda, tarkim, tokią terapiją, tam tikrą išgyjimo būdą, ir kitas žmogus ateina pas jį, pasimti šitą terapiją ir šitą išgyjimo būdą, jisai ir yra vertas tas žmogus. Kiek investuoja, jis ir yra vertas to. Tai, ką siūlo specialistas su kažkokia aukšta kaina, su stipriu pasiruošimu, su didelė gausia ir labai svarbia ir turtinga informacija, jisai prašo į savęs, ta prasme, jis tada įvertina, jisai prašo į savęs tam tikros investicijos ir žmogus, kuris ateina pas tokį specialistą, reiškia, jis iš tikrųjų vertina savo gyvenimą labai aukštai, labai stipriai, jis yra pasiruošęs sumokėti tiek, kiek reikia ir pasiruošęs dirbti tiek, kiek reikia. Aš manau, kad kiekvienas adekvačiai turi savo vertę ir nenuvertinam to, kas siūlo mažai ir mažai gauna už tą savo pasiūlymą. Jeigu ten tam tikras procentas žmonių eina pas juos, tai jisai ir turės tą rezultatą. Jeigu ateina žmonės, kurie nori svarbių pokyčių ir didelių pokyčių savo gyvenime, jie ir moka gerą kainą. Kaip tu ir sakei ne vieną kartą. Gyventi, iš tikrųjų gyventi, nuostabiai gyventi yra ne kiekvienam. Labai paprasta. Mano požiūris visada buvo toks, yra pilkų žmonių gyvenimas, yra spalvotų žmonių, yra spalvotas gyvenimas. Ir kiekvienas renka, ir kiekvienas už tą pasirinkimą moka tam tikrą. Panašiai. Tiesiog aš tą susakiau apie tai, kaip galbūt taip kategoriškai ir panašiai, tiesiog aš pasakiau ne savo dabar žodžiais apie gydytojus, tą, ką tu dabar pasakei, palauk, aš nelabai suprantu,
aš dabar pasakiau tos žmonės, kurie tiesiog dar galbūt tik pačioj pradžioj stadijoje eina, ne? Ir jie galvoja, tarkim, jeigu tie, kurie žiūrės video ir sakys, yra gydytojai, yra psichologai, nu visas tas tradicinis variantas, kur mūsų supa. Ir žmogus sako, taigi yra jie, prie ko čia tugi šarlatanas esi, kaip pavyzdys. Ir dėl to aš tai paėmiau ir dėl to taip apibūdinu. Čia yra ne mano žodžiai, o aš tiesiog sakau taip, kaip dauguma žmonių gali pagalvoti iš savo pusės. Suprantate, ką aš turiu tam pasakyti? Tai va. Suprantu, žinoma, Tai va. suprantu. Ir žiūrėk, Ramūnė, ar tu sutinki su to dar teiginiu, nes tu jau tą pagavai, aš manau, kad daugeliam žmonių reikia nedidinti informaciją, nekrauti informaciją, neieškoti naujos informacijos, o reikia atvirkščiai, reikia atsikratyti nuo informacijos. Ar tu su to sutinki? Kai kurie dalykai jo yra nevertingi. Mes tiek daug informacijos dabar turim šiam amžiui, yra informacijos amžius. Jos turim tiek daug ir nemokam jos atsirinkti. Ir prisikišam tiek daug į save ir tai labai klaidina ir tai dar labiau blaško. Tai dar labiau blaško. Jo. Tai sutiki, kad gydymas vyksta, kada žmogus arba dauguma žmonių sako, aš noriu išgydyti ir pas žmonės yra įdėta tokia programa, kad jeigu aš noriu išgydyti, aš dar turiu dar kažką sužinoti. Ir šitą treningą reikia, ir šitą knygą reikia. Ir tos kursus reikia ir to, ir to, ir to. O pasirodo, jeigu tu sutinki, jeigu dar biškį tai patikrint, kad gydymas vyksta būtent nuo to, kada reikia atsikratyti, nuimti, nuvalyti tą informaciją, išmesti ir daugiau niekada prie jos ir neliesti. Taip? Pakeisti, perkrauti, taip sakant, tą savo kompiuterį vidinį. Jį reikia perkrauti. Taip. Mano atveju tai buvo perkrova. Ne visko, nes yra ir gražių dalykų, tik reikia žinoti tuos gražius ir vertingus dalykus, mokėti juos atskirti, mokėti juos išsilaikyti, pasilikti, kas iš tikrųjų nėra paprastas darbas čia, Ruslan. Tikrai nėra paprastas darbas. Visiškai visko neįmanoma atsikratyti, o galbūt ir įmanoma, kaip tu sakai. Įmanoma. Dar didesnė investicija ir dar didesnis darbas su savim, viskas įmanoma. Galbūt ir viskas įmanoma. Aš dar tik pradedanti. Aš suprantu, aš dėl to taip ir bandau pasišnekučiuoti ir bent jau išgirsti, ir kad klausytojai, tie, kurie žiūrės video, kad jie galėtų ir biškį taip pažiūrėti ir kaip kiti žmonės mano, supranta, ir tie, kurie jau gavo rezultatus. Ok, tai dabar, Ramūnė, toks klausimas tau. Prieš pabaigą, ką tu norėtum palinkėti žmonėm, galbūt tie, kurie sėdi ir iš tikrųjų turi didelį skausmą, didelę problemą, kurį jau jis suvokė jau daug metų, ten 10 ar kiek metų jau turi, ne? Tie, kurie galbūt dvėjoja, tie, kurie ieško šansų, tie, kurie galbūt netiki, tai kurie galbūt taip. Ką tu dar kiem galėtum jiem pasakyti ir iš savo pusės pasiūlyti arba tiesiog kaip rekomendaciją arba tiesiog savo tokį baigtinį žodį, kad žmonės, yra tokių dalykų, kad išgydyti galbūt galima per 15 minučių, nebūtinai, kaip tarkim, mums yra į galvą įgauta, kad jeigu jau gydytis, tai jau reikia mažiausiai 5 metus, jeigu kažkokio tokio svarbaus. Ką tu galėtum palinkėti žiūrovams? Drąsos investuoti savo tikrą laimę. Ne vieną kartą netgi. Nuolat ir bandyti. Nes jeigu mes pasiliksim visada tam lygmenį abejonės, o gal čia neinvestuosiu, gal pabandysiu dar ten, nes ten pigiau, ten lengviau. Kartoju, mes labai ilgą laiką prašnekam apie tas tokias paprastas investicijas ir mažas investicijas, rezultatai visada bus tie patys daugmaž.
jie neprives prie išgyjimo ir tai bus begalinis ėjimas, ieškojimas ir vis tiek nebus tos laimės. Jeigu mes girdim, kad kažkas, jeigu jaučiam, kad kažkas yra taip stipru ir reikia pasiryžti, iššokti tą traukinį, reikia bandyti. Reikia bandyti. Aš tai pabandžiau ir Ruslana gali patvirtinti, aš tai pajutau iš karto. Jeigu kyla abejonės, tai reikia dar dirbti su savo drąsa. Aš kaip sakau, pasirt dar reikia, pakentėti dar reikia, dar nepakankamai pakentėję, dar esi dar per gudrus dar. Būtent reikia nebijoti, reikia atrasti drąsos, iš tikrųjų svajoti apie išgyjimą. Ir tas išgyjimas, jisai nevyks per vieną dieną, nevyks per 2 savaitės, bet jisai labai stipriai pasijus, kad jis jau vyksta. Man jisai vyksta. Tai, ką aš dabar galvoju, tai yra neįtikėtina ir atrodo, kaip aš taip anksčiau negalėjau pagalvoti. Atrodo, traukinys važiuoja į priekį. Traukinys važiuoja į priekį ir jisai neišlaipina. Neįmanoma išlipti, nes tu žinai, kad tavęs laukia daugybė dar gražių vietų. Neįmanoma sustoti. Bet aš sakau, drąsos, didelės drąsos tik tiems, kurie iš tikrųjų nori laimingai gyventi. Jeigu drąsos nėra, tai ir liksit visada tam saugiam, tokiam savo, kaip pasakyti, tam ratelį, galbūt ten truputėlį investuosi, galbūt ten investuosi, bet aš kalbu investiciją visapusišką, tiek materialę, tiek psichologinę, nes kartoju, tam reikia stiprybės vidinės, kad pasiryžti tokiam gyvenimo pokyčiui, tam reikia tos stiprybės. Ir dabar, ką tu galėtum gal palinkėti tiem žmonėm, kurie galbūt dėl įvairių priežasčių, tu galėtum palinkėti dėl įvairių priežasčių, jie kaip ir nori ir supranta ir pagauna ir dabar, tarkim, po 40 metų ar priklausomai koks yra stažas, atsidėjom skausmų tam lygiai, ir jie suprato, bet taip dėl įvairių priežasčių jie neturi pinigų. Ką tu galėtum jiem palinkėti, kaip jiem reikia spręsti ir nuo ko reikėtų pradėti, problema yra ne piniguose, ar sutinki su to? Manau, kad Ruslan, nėra lengva atsakyti tą klausimą, nes tai gali būti labai asmeniška. Aš negalvoju ilgai. Va čia buvo turbūt man pliusas, kad aš suvokiu, kad aš pirmą turiu priimti sprendimą. O jeigu aš priimsiu sprendimą ir jau bus ta ugnelė užsidegus, tada, vat aš pradedu tą savo pokyčių kelią ir bekeliaujant aš atrasiu reikalingų resursų. Nes aš būsiu motyvuota eiti link tos laimės ir aš atrasiu. Ir man taip ir įvyko. Aš iškart pajutau, kad aš savy pradėjau ieškoti įvairiausių būdų, kaip man gauti tą sumą pinigų, nes aš žinojau, kad tai yra investicija, kuri po to man atsipirks. Aš tai jaučiau, nes aš sau leidau drąsiai apie tai svajoti. Jau va čia ir buvo, galima sakyti, pirmas žingsnis link mano išgyjimo, va ta drąsa, tas adrenalinas, rizikos. Ir kas įvyko? Taip, turėjau to adrenalino ir aš išbandžiau visokių būdų, nes aš irgi pačioj pradžioje neturėjau iš karto savo rankose visos tos sumos. Ir aš iš karto išbandžiau, pagalvojau, o aš bent jau pabandysiu. Galbūt aš anksčiau nebuvau tiek drąsi, aš rasdavau visada būdų, kaip pasakyti, kaip atmesti tą galimybę rizikos, galvoju, kam aš dabar čia lysiu į kažkokias skolas, ar tikrai verta. O čia, Ruslana, aš pajutau, sakau, susitikimas su tavim man įkvėpė iš karto drąsos ir ta drąsa automatiškai man padėjo surasti
tinkamus būdus, žmonės ar galimybės, iš kur man išgauti tą reikiamą sumą. Ir aš esu visiškai rami, aš tau galiu sakyti drąsiai, aš esu visiškai rami, nes aš sugebėjau susitvarkyti taip tą investiciją, tos pasiskolintus pinigus, kad aš žinau, kad jie man reikiamų momentų sugrįš ir sugrįš su kaupu. Sugrįš. Mhm. Jo. Nes aš tų momentų atradau tiek būdą, kaip galiu aš tas pinigus gauti ir tiek būdą, kaip aš juos galiu po to sugrąžinti. Kažkaip ta drąsa, sakau, man pradėjo tiesiog kitaip netgi smegenis dirbti. Jau čia buvo pirmas žingsnis išgyjimo, aš sakyčiau, kad jau prieš einant į tą hipnozę jau pradėjau dirbti smegenis. Nes pajutau, kad kažkas svarbaus ir tam svarbiam visos galimybės pradėjo atsiverti. Nežinau, ar aš to pakankamai atsakiau į šitą klausimą. Tai pakankamai abstraktu. Yra žmonių, kurie galbūt jaučiasi labai sudėtingoj situacijoje, bet manau, kad labai stipri motyvacija padės atrasti išeitį. Turi būti labai stipri motyvacija. Labai stipri. Labai gerai viską atsakei. Iš tikrųjų, nes aš visada sakau, kad priklausomai ten nėra pinigų, nėra čia viską, pinigai apskritai čia yra ne pagrindinis rodiklis, kaip dažniausiai žmonės save apgaudinėja arba galvoja. Pagrindinis dalykas ne piniguose esmė. Aš galiu pats tą teikti ir pats aš tą praėjau ir mačiau daug žmonių, kurie tą patį praėjo. Pagrindinis yra dalykas ne piniguose, o pagrindinis dalykas yra sprendime. Ar aš pasiruošęs gyventi pagaliau naują gyvenimą, ar aš sau leidžiu. A jeigu neleidžiu, tada ir ne, a jeigu leidžiu, tada viskas atsiveria. Ir pinigai, ir viskas atsiranda. Tiesiog aš tai biškai patvirtinu, nes aš tai labai gerai žinau tos dalykus. Nes tu daug negalvoji, tu iš karto užėjai ir tu labai gerai supranti, ką aš dabar sakau. Bet yra labai daug visokių situacijų ir labai daug pozicijų ir variantų, kaip pavyzdys. Ir dabar, jeigu galiu, dar vieną klausimą užduosiu, nes tu dar galėtum sutikti su tom, kad jeigu žmogus ir sumokės, nebūtinai, tarkim, jeigu mes mane iš šono pastumsim, yra iš tikrųjų yra labai daug ir labai brangių mokymų ir, tarkim, coacherių ir visokių tokių mentorių ir taip toliau. Tarkim, daktarų yra taip pat, kurie ten labai brangiai reikia sumokėti ir psichologų beje yra. Nors, aš nenoriu sakyti, kad visi psichologai ir ten daktarai labai, bet kaip nebūtų keista, yra labai talentingų ir labai gerų daktarų, bet kaip taisyklė gydymas nekainuoja pigiai vis tiek. Ir jeigu, tarkim, jeigu išsisukti iš tos kitos pusės, tarkim, o kaip identifikuoti, ar, tarkim, kaip pavyzdys, vis tiek nerodiklis. Žmogus, jeigu, tarkim, pasako, tarkim, mano ten kaina ten kelis tūkstančius, ar tam 10 tūkstančių, ar dar kažkas tai, o kaip suprast, kad jis tave neapgauna, o kaip iš tikrųjų neusirauti, o kaip galima būtų patikrinti, arba ką tu galėtum žmonėm pasakyti tokiem, kaip galima būtų įskirti, kaip pavyzdys, kaip tu tą darytum pati, arba kaip tu darai dabar, arba darei. Nežinau, ar aš būsiu kažkoks galbūt netipiškas pavyzdys, aš vadovaujuos pajutimu. Aš turiu nesuabejoti žmogum, aš žiūriu žmogų ir aš matau žmogų, atveju kalbu apie tave, matau žmogų, kuris jaučiasi stipriai, kuris jaučiasi patenkintas tuom, ką daro, kuris pasitikė tuom, ką daro. Kodėl? Dėl to, kad jis pats išbandė savo kailių ir aš tai pajutau. Ir man tai yra geriausias pavyzdys, kad aš tuo žmogum galiu pasitikėti. Kad aš nematau, kad aš nejaučiu manipulacijos. Dėl to, kad aš tave jaučiu, tiesiog jaučiu tave laimingą. Man tai buvo pats stipriausias rodiklis, dėl ko aš galiu eiti į priekį. Ir dar ką pasakysiu, ką norėčiau pasakyti. Kiek mes bebūtumėm skirtingi, mane kaip asmenybės, nes viens kito nepažįstam, bet yra tam tikri dalykai, ką aš įvertinau, ko aš neturiu, ko man iš tavęs labai reikia.
Ir aš tai gavau, nes aš pajutau, kad pas tave tai yra labai stipru. Mhm. Būtent tai, ką aš pajutau, kad man to reikia, kad aš būčiau stipri, ta prasme, aš turiu būti stipri, kad galėčiau išgydyti tave, kad būčiau laiminga. Ir aš pasiemu iš tavęs tai, ką tu turi. Su tam Taip. tikra kaina, tu mane tą stiprybę perduodi, ta prasme, pasidalini, kaip būti tokiu pat stipriu, kaip būti tokiu Mhm. pat motyvuotu, kaip žiūrėti gyvenimą kitaip. Tu esi pirmas pavyzdys. Nes aš sakau, esu tikrai tos nuomonės, kad žodžiai, taip, jie yra vertingi, jie yra stiprus. Veiksmai, jie taip pat yra vertingi, jie yra stiprus, tai ką tu darai. Bet tai, kas tu pats esi, koks tu esi, turbūt tai yra pats geriausias pavyzdys, kuris ir, kaip pasakyti, nu, vat, akivaizdu, tas žmogus yra laimingas, jis yra stiprus. Tai kaip aš galiu nepasitikėti tokiu žmogum? Noriu sekti jo pavyzdžių. Mes kalbėjom prieš tai apie medikus, ne? Jeigu medikas pas tenais, koks nors ten su sveikata turi visokių sutrikimų, ne, arba jis pas tenais ir, nežinau, ir rūko, ir alkoholį vartoja, ir neįsikapsto savo lygų, po to galbūt jis ten pasigražina, gražiai apsirengia prieš tave ir kalba kitais žodžiais, kuriais pats jisai netikim, tu pajauti iš to mediko. Tu gauni tuščią informaciją, bet nepajauti žmogaus laimės, nepajauti žmogaus stiprybės. O iš tavęs, tu kokiais žodžiais be pasakytum, galbūt yra kai kurių dalykų, kur tu pasakai, galbūt aš ir nesutinku, bet man yra tavo energija reikalinga. Ir tavo energiją aš nusipirkau, nes aš ją pajutau. Kad būtent šitos energijos man reikia. Mano atveju. Tai va, aš pasikartosiu. Galbūt mano tas požiūris yra toks netradicinis, netipiškas, nedažnas tai pajaučia, bet aš kviečiu kitus, tiesiog kviečiu pajausti priešais, ką mes turim. Užmerkti akis netgi. Užmerkti akis ir pasiklausyti energijos. Pajusti to žmogaus energiją. Ir pas save yra labai stipri. Mhm. Žiūrėk, Ramunė, aš tau patikrinsiu, net pas tai, kad tu dabar įvardini, kad netradicinis kažkoks tai požiūris, supratimas, o pas tave yra verslininko požiūris. Tu labai gerai atsakyti, tiesiog aš tave patikrinsiu ir biški papildysiu. Kad mokėt didelius pinigus, tarkim, aš kada ateinu ir sakau savo mokytojui, ten mano mokytojai jau yra milijonieriai, kaip pavyzdys. Ir kada aš uždavinėjau klausimus, o pagal ką tu skiri, tarkim, kodėl tu, tarkim, šitam užnešėjai už mokymus, tarkim, 50 000, o šitam 650 000 dolerių, o ne kažkokius kitos valiutos. Kaip tu skiri ir, tarkim, kaip tu, tarkim, sprendi, šitas žmogus, jam reikia tiek sumokėti, ne, ir apsimoka, ne, o ten reikia biški daugiau, o čia aš nemokėsiu. Nors kaip ir pasiūlymas toks pat, ir žmogus toks pat, ir jis atsako labai paprastai, kaip ir aš tau atsakysiu, pagal rezultatus. Jeigu tu nematai to žmogaus rezultatus, tai tada ir tu neturi ant ko lygytis, ir tada tu nežinosi, ko tu gali tikėtis. Jeigu žmogus neturi rezultatų, tai tada apie ką eina kalba. Aukščiau negu jo, kaip jis ten nebesistengtų, nepašoksi. Sutinki su tom? Papildžiau tave? Visiškai sutinku. Man yra pats geriausias mokytojas, tai yra būtent tai, ką jisai pats daro. Tai, kaip jisai gyvena ir koks jisai yra. Jo rezultatai teisingai. Man pavyzdys yra. Aš matau tave, matau ką tu pasiekiai, nes jaučiu tiesiog, kokia energija iš tavęs ateina ir aš tos energijos taip pat noriu. Aš būtent dėl to ir sutikau. Man ta energija įkvepia. Ne dėl to, kad tu ten vadiniesi Ruslanė, tas yra, jisai daro tą ir tą. Taip pat kaip ten dar kažkoks ten Petras ir Anoks Petraitis daro tą ir tą, ar ten Onutė Petraitė nedaro tą ir tą. Man tai nieko nesako. Aš pamatau žmogų, aš jį išgirstu ir tai, kad tu perteikiai, aš nežinau, Ruslan, kiek aš laiko galvoju, man atrodo, kad aš to atsakymą daviau per pirmas 15 minučių. Aš jau pajutau, kad aš su tavim dirbu. Mes abudu jau žinojom, supranti?
Nes jeigu aš būčiau, dabar galvoju, kad po visos tos patirties, kokią turėjau su tavim, daug žmonių jau buvau sutikus, iš kurių laukiu kažkokio tai išgyjimo, kažkokios tai formulės, ne? Nemažai žmonių buvau sutikus. Bet tos energijos turbūt kokios man reikėjo tam išgyjimui, labai mažai žmonių jos turi. Labai mažai. Ir tu jauti. Jisai pavyzdys, tas, kuris jaučiasi gerai, tas gali būti geras gydytojas. Kaip nebūtų keista. Ok. Nu ir per pabaigą aš tada norėčiau pasakyti, tau labai gerai pasisekė ir tu gali savo labai stipriai padėkoti ir pasilenkti, nes pas tave buvo įjungti jausmai. Vat jeigu pas tave nebūtų įjungtų jausmų ir jeigu pas tave nebūtų to vadovaujamsio rodiklio, o tada jau būtų iš tikrųjų prasti popieriai. Nes man, kad įjungti jausmus, man reikia dar 2 programas, dar žmogui paruošti, kad jim nuimt tos sluoksnius, kad jis pradėtų justi kažką tai savo gyvenimą ir identifikuoti, ką jie jaučia. Tu jau pas mane atėjo pasiruošusi ir tu jau tos 2 dalykus jau praėjai. Nes jeigu tu to neturėtų, man reikėtų tau 2 programas dar papildomai dar tau pasiūlyti, kad tu praeitum. Supranti, ką aš turiu tom pasakyti? Ir dėl to pas tave viskas taip susėjo, kad viskas glotniai ir, galima sakyti, tu gavai maksimum iš to, kas buvo. Ir dar užtvirtint dar vieną dalyką pasakysiu. Visi verslai, ir tu, aš manau, su to sutiksi, visi verslai, ypatingai 24 metais ir toliau, išliks tik tada ir bus tik tokie, kada žmogus moka tau pinigus ir jis gauna ekvivalentiškai daugiau, negu jis sumoka. Jeigu šita taisyklė bus atvirkštinė, tai tas verslas, galima sakyti, 100% galiu garantuoti sugrius. Sutinki su to? Norėčiau sutikti. Bet tu tą jauti. Tu dabar gavai daugiau, negu tu sumokėjai. Ir čia įvyko labai geras sandoris. Sutinki su to? Tai dar vyksta. Bet Tai dar vyksta. Aš tikiu, kad tai vyks, nes per mėnesį mano atveju dar tai nebuvo įmanoma, kad sugrįžtų daugiau negu investavau. Pas mane buvo labai stipru, tiek stipru, kad reikia dar laiko, bet tai vyksta ir labai stipriai. Tas pokytis. Aš tiesiog tau, kaip tau pasakysiu eterį, mes išėmėm tą programą, kuri tau žudė gyvenimą nuo vaikystės, neminėsiu ką ir neminėsiu kailintam amžiui, kas ten vyko, ir aš tiesiog įdėjau naują programą ir nuo to laiko pas tave dabar viskas gyvenimas nuo to vaikystės susidėliojo iki dabar, pas tave smegenyse viskas persisuko ir tu turi kitą scenarijų ir tu dabar, kaip čia pasakius, tu dabar neturi net kitų variantų gyventi kitaip, negu tu gyvenai kažkada. Tai pajutai šitą, supranti, ką aš turiu tom pasakyti? Tikrai. O ten yra, jau aišku, ten yra daug visokių tokių schemų, bet bendrai tu dabar tą pajutai. Ir iš tikrųjų tą padaryti, iš tikrųjų ne visiems tas gali ir pasisekti, nes jeigu net ir tie, kurie praeis mokymus. Čia iš tikrųjų reikia, tam tikrų dalykų žinoti. Kaip pavyzdys. Tai kągi, tai ačiū Jums, ačiū tau Ramūnė, kad tu sutikai maloniai ateiti, pabendrauti, pasidalinti savo patirtim ir pasakyti galbūt tiem žmonėm, kurie žiūrės ir tie, kurie dvejoja arba galvoja, arba norisi, arba ieško kažką, tai gal ir tikiuosi, kad šitas video juos įkvėps. Arba tu žmonės įkvėps. Tai va, tai kada ačiū tau ir tada lauksim kito susitikimo. Ačiū, Ruslan. Ačiū. Iki. Iki.